Sveiki, brangiai, tęsiam mūsų kainų reidus. Šiandien pas mus bus kainų reidas skirtas aliejui. Na ir iš tikrųjų šitų kainų reidų tikslas yra iš tikrųjų nesurasti pačią pigiausią parduotuvę, bet pradėti nulaužinėti tą, sakykime, ydingą sistemą užkeltų kainų ir pseudo nuolaidų, dėliojimo. Tai šiandien mes lyginsime 3 parduotuvės: Maxima, Rimi, Iki, įvairių rūšių aliejų, populiariausias jų pozicijas. Na ir iš tikrųjų bandysime suprasti, iš kur tos pseudo nuolaidos atsiranda ir ar ilgai jos dar gyvos mūsų rinkoje. Kas nugalės, ar didelės nuolaidos, ar visgi normaliai kainodara, konkurencinga kainodara ir kainos bus panašiai kaip kokiai Vokietijoje, bent jau kaip Vokietijoje. Tai ką, pradėkime. Šiandien pas mus yra aliejus saulėgrąžų, rapsų ir alyvuogių. Taigi Rimi parduotuvė, Natura aliejus. 1 litras, nenormali kaina 3,99, su akcija 2,39. Jeigu žiūrėti kitose prekybos tinkluose, tai tokia pat kaina 3,99 yra Iki parduotuviai ir skelbiama nuolaida 2,99. Maxima po nukainavimo kaina pasidarė 2,79. Tai 3,99, 2,79 nauja normaliai kaina. Toliau obelių aliejus saulėgrąžų 0,9 litro, Rimi parduotuvėje 3,79, Iki parduotuvėje taipogi 3,79, bet skelbiama akcija 2,84, Maximoje po nukainojimo 2,39. Tai 3,79 po nukainojimo galėtų būti 2,39. Tai kiek kaina yra užkelta ir kiek galima iš tikrųjų skelbti visokių -50, -30 ir panašiai. Toliau ekologiškas saulėgrąžų aliejus Bio Naturalis. Ekologiškas saulėgrąžų aliejus Bio Naturalis, šitas 1 litras, 5,99, su mano Rimi kortelė 4,79. Kaina Iki parduotuviai 5,99, kaip ir čia ta reguliarioji akcija 4,49, Maximoje po nukainavimo 4,69. Taigi 4,69, 5,99. Pigiausias saulėgrąžų aliejus čia yra šitas 1 litras Rimi Smart saulėgrąžų aliejus €54. Iki €54, Maxima po nukainavimo €48. Čia turbūt ta pozicija, kurioje realios yra kažkiek kainos ir pseudo nuolaidos čia retai kada nors būna, ar aplamai klausimas ar būna. Taigi sekanti mūsų kategorija rapsų aliejus. Čia palyginimui paimsime populiaresnę poziciją obelių aliejus rapsų 0,9 litro 3,69 €. Tuo tarpu Iki jisai įkainotas reguliaria kaina 3,79 ir skelbiama akcija 2,84. Maximoje po nukainojimo tai yra 2,39. Taigi 3,69, 2,39 nauja skelbiama reali kaina. Tai iš ties peršasi ta išvada, kad užkeliam ir po to darom nuolaidas. Na ir pigiausias rapsų aliejus yra šitas Rimi Smart, 1 litras, €59, Iki taipogi €59, Maxima €57. Na ir dar viena rūšis alyvuogių aliejus. Tiesą sakant, prekybininkai iš tikrųjų čia pasirinko labai daug įvairių rūšių, kurios nesutampa ir sutampančių nėra tiek daug. Taigi Rimi sutampančių toks yra alyvuogių aliejus Borges Extra Virgin
0,75 litro ir čia jisai įkainotas 13,99 €. Tuo tarpu iki parduotuvė jisai įkainotas 15,99 €, Maxima po nukainojimo yra 9,29 €. Taigi, kokia išvada? Tai iš tikrųjų turime vis dar galiojančią sistemą, kai kainos yra užkeliamos ir po to nuo jų skelbiamos įvairios nuolaidos, didesnės, mažesnės. Ir turbūt jau laikas tos sistemos atsikratyti, nes atvažiuoja netgi mūsų, sakykime taip, emigrantai ir stebisi, kas čia per kainos. Tokių kainų nėra nei Vokietijoje, nei Švedijoje, nei Britanijoje. Tai nežinau, kokia jūsų nuomonė, balsuokite, rašykite, ar visgi norim gyventi toj virtualioj realybėj didelių nuolaidų ir užkeltų kainų, ar visgi norime atsikratyti tos sistemos ir prieiti prie bent jau kažkokių realesnių kainų. Taigi rašykite, komentuokite, reikalinga ir jūsų pagalba. Jeigu jūs matote, kad ne visus prekybos tinklus, ne visas parduotuvės aplankėm, yra geresnės kainos, tai dėkite nuotraukas, dėkite savo siužetus ir pabandykim pakovoti už išėjimą iš tų pseudo reiškia akcijų. Tai ką, tiek turbūt iš Rimi ir dabar važiuojame į Iki.